Sveiki, atlėkiu į sodybą. Tvarkytis čia reikia. Biškį vydą. Čia tų maišų. Tvirtesnių biškį. Biškį rinktis. Kažkiek apsitvarkyti čia šitą visą mėšlą. Na, paskui reiks laus ardyti. Bandyti. Čia aišku nieko gera, aš manau, čia tu pradės gerėti ir vatų, ir putplašių. Ir ko čia vėl tik nėra. Paskui lipti viršų kažkada reiks, tu čia ateisi toliau. Apsitvarkiau chatą. Šiukšlių bilia kiek. Dar biškį ten kiemą iškrovau. Medienos. Reiks. Labai čia gražiai nieko nebetvarkysiu. Nes čia vis tiek vėl užsivers. Daug aš dabar. Pirkiau laidų krūvą. Čia gal da iš tų laidų reikės palikti. Dar pasidaryti čia kažkur rozėti laikinos. Kažką. Ir žinau, šiai minutį tiek prie tų lubų reiktų eiti, bet taip čia nesinori. Čia kaip pradės, iš tikrųjų reiktų talkos daugiau, nes čia blemba vienam, tai o Jėzau, nu. Pilekas. Darai ir ant vietos, atrodo, buksuoji visiškai. Tai va, tiek. Šiandien jau pusę dienos tvarkaus kieme. Tai va, kas dar geresnė rūšiuoju atidedu. Čia. Kas jau nelabai, tai va į laužą su kūrenimui. Tai žaidžiu jau, kiek čia tą valandą, pietus 2 nuo 9 kažkur. Tai taip nelabai kas matas, kad čia pajudėtų. Šiandien turbūt ir pražais. Norėčiau veikti tą krūvą, bet ką žin čia bus. Tai einu toliau. Nu pats netikėjau, bet įveikiau čia visą šitą baisoklyną. Tuos dar čia palikau. Kažkam panaudosiu aš juos šitakį galvoju gal. Tai va, pajuodės visos. 7, pusė 8. Tai irgi 12 valandų čia atvargau. Bet čia baisoklyną didžiausia dabaigiau. Tai va, šiandienai namo jau. Nu, atvariau sodybą. Čia dabar keletą dienų nefilmau nieką, bet varinėjau. Pirmin atgal, tas šiltnamis darinėti, uždarinėti. Remonto visokie gravimo darbai. Tai va, mano arbūzai jau. Kai kurie gerokai prasimušė. 3 lapelį leidžia. Šitą veislę labiausiai, šitą darau. Net tokia atsilieka labiausiai, bet irgi prasimušinėjai. Šitie va geriausiai. Čia Crimson. Pasiėmiau dėžę. Eisiu šitokį surinkti. Nemažai yra. Žolė jau. Reik pjaut. Reiks jau turbūt rytoj kur traktoriuką. Važiuot pjaut. Labai nėra noro čia. Didelis tapjavimų.
padarysi. Grybų čia priauga, nelabai kam jų reikia. Biškį perdžiavinau, strukinėjo čia. Bet suskinsiu aš juos. Ir į džiovyklę reiks dabaigt. Džiovint. Gal kažką dar maistui pasiliksiu iš karto pasidaryti, bet greičiausiai visus čia jas džiovyklė. Reikia padaryti, kad gražus jie būtų tokia rūda kepurėlė. Tai kiekvieną dieną realiai dabar, kai šiltesnį orą reik laistyti. Nes kitai va, gali ryte palaistyti, jeigu visą dieną saulė švies, vėjas bus didesnis ir viskas vis tiek. Vakar jau jiem per sausą. Tai va, pamiršau tą su kuo pjaustyt grybus, eina pasiimt. Tai va, eisiu tą prasiskinti grybų. Paskui nežinau, ką čia dar kažką. Tų darbų tiek, kad net, ta prasme, net nežinai nuo ko. Ką eit geriau daryti. Tai taip labai dažnai būna dienų, kad iš vis nieko nepradėt daryti. Nes nežinai nuo ko pradėti daryti. Na va, daugiau nei pusę praėjau, tiek yra. Svorio tai jų daug nėra, nes gerokai jie sudžiūvo. Kai kurie nieko. Na dar kitą pusę visą tai pereidavo, čia tik šiandien perėjau. Tai čia įtariu bus beveik pilna dėžė. Svorio daug nebus. Nes čia tie drėgnesni tokie. Čia net va šitie drėgniausi, bet irgi sutrukinėja visi. Bet aš įtariu, kad čia nereiks tik tai visas guldyti, o taip kažkaip panašiai. Na aišku, čia laistytam kiekvieną dieną gerai, bet kad čia net nei laiko, nei noro nėra žaisti su jais. Bet to, kad tų grybų čia niekam nereikia. Tie grybai reikalingi žmonėm, tik tai va atneši, padėjai, paliekis, tada juos nupirks. O taip tai siūli kažkur, kad va, tau ten atvešiu dar kažką. Tai visiems dzin. Tai va, einu. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nu va, tiek privariau. Svoris tai aš čia daug grybų, bet svoris tai čia nežinau, keli kilai. Daug maž. Visiškai nesistengiu užskinti, bet palikau, da čia tokie važiukai. Aišku, jeigu taip sausa bus, tik džius nebeaugs, bet reiks paliet gal kažkiek ūgtelt. Atlėkiau. Vyko pjauti žolės.
baigės mano pjovimai. Lemba gal pusę napjovau. Kažkur plius minus išlaužiau. Čia bliam kažkoks galžgalis buvo, nepamačiau. Na. Išlaužo šitas visas. Bet čia dabar reikalų krūva. Vežu vėl pas meistrą. Čia aišku, tvarkyti čia gal ir pats įsitvarkyti, bet tą detalę dabar askurčiau užsakyti ir sakys pakeis. Bet čia biškas bus, čia taip greit nebus. Dar būčiau išpjovęs dar. Gal gerai, kad bet kiemą išpjovau visą. Čia aplink. Čia va visas galas liko. Vienu žodžiu, pusė kažkur, gal biškį mažiau nei pusė. Tai va. Nuvežiau pas meistrą. Čia ilgiausiai sakė, kas užtruks tas detalės gavimas. Iš Vilniaus turbūt kokio atsiuslės čia. Tiek rapliukų nieks neturės. Tai va dabar laistu braškės. Čia vieną kitą jau raudonuoja. Kažkaip man norėtis galvotavo. Gal biškį ir trūktų jai, bet... Ai, paimsiu, paragausiu. Nu. Skaniu. Saldžios. Nors biškį dar per anksti, bet jau gan skaniai. Nu čia jau, jau tokių visur pilna, va. Čia pilna, bet čia iš tikrųjų daugiau šitą eilė kažkaip. Šilčiausia, matyti, šiltnami žemiausi. Neskinsim, sunokinsim. Nu, bet to rytojų pradeša vėsiau ir sustosiu čia do Kyvos turbūt. Vos vaistų. Pasikraunu dar rastelių. Ir rytoj važiuosiu vėl į link Dzūkijos, tada vežti. Tada apžvalgų biškį. Nu, čia blemba jau. Šitą galą svarbiausia dariau dupjauti ir čia nedavažiavau. Stvarkės tai. Bleba čia užžels darbalį. Palėtai. Skai dupjaus. Skai vėl netolygiai. Ten pradės augti, čia dupjaus. Tai vienu žodžiu. Ir kaip ir. Pats kaltas, kad čia važiavau. Į tos šabakštynus, kur metalus pavasarį išrinkau, atrodė buvo gerai išrinkęs. Pasirodo negerai. Tik jau važiavau iškart kažkokį galžgalį. Oplė ir viso. Jo. Atlikiu sodybą šiandien. Šalta, nes atrodo vizualiai saulutė šviečia, bet gal 10 tik laipsnių. Biškį pradariau šiltnamius, kad ten kondensatas praeitų, labai čia daugiau dirbti. Lauke nieko nesinori, tai risi biškį čia antrą aukštą tvarkyti irgi tą šiukšlyną. Kažką pasiėmiau maišūtas, putplaščius. Čia gal dar nuplėšyti. Biškį reikia vis tiek čia tvarkytis, paskui reikės gal kažkokios talkos pasiimti, kad į antrą aukštą tą iškelnočiau viską. Kažką lengvesnė tai gali mėtyti, bet tuos tai reikia vis tiek kažkaip nukelti gražiau. Kiemą tai nebesinori mėtyti. Čia kur buvo iš anksčiau susitvarkyta viskas. Einu biškį apsirinksiu. Ir reikia žiūrėti čia uždarytos šaltnamis. Ar čia jos
dar palikti iki vakaro. Nes taip tai atidarai tvėsta labai greit, bet kaip uždaryti, tai ten prikait, saulutė tik biškį išlenda prikaitina, jau žiūri 40, kad ir laukia 10. Tai va, žiūrėsiu, eina biškį čia padirbsiu. Nu va, kažkiek apsitvarkiau čia, kas įmanoma. Daugiau čia reiks talkos, čia nukrovinėti žemyn. Na čia didžioji dalis, tai čia visokie papirgaliai, čia degitės reiks. Tai va, šiam kartą tiek gal, kas pažiūrėti iki galo. Spauskit like, prenumeruokit, kas neapsiprenumeruoja kanalą. Parašykit komentarą. Ir iki.